Vysparto alų šventėje. Prisiminti Braziūno eilėraštį ir jo žodžius kartoti kiekvienam, su kuriuo kartu pakelsite bokalą. O dabar keliu šį bokalą į jūsų visų sveikatą. Būkite linksmi, drūti ir sveiki. Mėly svedelį, dar kartą primins ir kartos, kad dabar turim valandą išrinkti aludarių karalių. Turim svečių iš Kupiškio, Anykščių, Pasvaliečio aludarių. Jie įsikūrė va šitais medelės, kožas turi savo numeriuko ir einant į šito erdvę, tenai prie tų šiaudų kitkų, galima už 1 eurą gauti firminį bokalą, tik į juos bus pilams alus. Te bokalą įdės kamštelis, negerkit su kamšteliu, nepasprengit kamštelį, dedat į kišenį, pakarštavojat visų alus rūšių, paskui einat prie scenos, metat kamštelį va šitos gražius ins ir mes už geros valandos paskelbsim pačią mačniausią, pačią skaniausią, pačią tikriausią naminę alos karalių. Čia ne koks krautuvins myžals, čia normals namins alais. Vat, o apie alų, apie pasvalietiško dūšio, apie to tikrojo pasvalietiško kodo ir tai, kas yra alus, yra toks vienas žmogus, kuris visam pasauliu pasakoja daug metų. Tai yra mūsų mylimas kraštietis, poetas, vertėjas, nacionalinės premijos laureatas Vladas Braziūnas. Vladelio, reiškim tu savo legendinį eilėraštį, žinokit, bejačių šūdsbos. Būtų baisiai gražu tos bačgalas užkelkit poeto ant bačkos. Ir laikykit, kad nenukristų. Jis padarė Dievą. Pamatė, kad žmogui gali, šviežią padarė alą. Apynės į dainom sutartiniam. Pirmučiaus buvo als, paskiau buvo žodis. Iš šalos pasaulis atsirado. Užtat po šiai dienai marga pasaulė, gražiausios pradžios, ieškok pasvaly, alos kopily. Kur jaučiasi iš miestą gerba išlypęs, aptaisyt svainikas apynių, lika Velykos jis būta sekmynės, rimčiau šventė be galo. Vysparto alą. Į sveikatą, Vladas Braziūnas. Ir mėly svedelį, karštavodam neužmirškit, kad nuo amžių amžinųjų alus buvo daroms ne dėl kūną, dėl dūšios. Kad būtų linksmiau, kad būtų smagiau, kad būtų geriau. Švęskim pasaulį, švęskim Lietuvą, švęskim gyvenimo. Muzikuoti pasilgam tamstų, žinokit, ką aš pasakyti. Check this, get this.
Bakalım.